Sveiki, mylė draugai. Nu, vėjelis, žinokit, nemenkas. Bet, kol nėra ledo, sumašiau atliekti vėl. Pažvėjot su valtim, su spiningėliais. Žiūrėsim, kas čia mums gausis, bet oras svarbu nesninga ir stipriai nelieja. Tiesa, su šventėm praėjusiam visus. Daug žuvies, gerų kliovų ir visko, ko geidžia širdis. O mes bandysim pažvejot. Važiavau, žiūrėkit į tokią gražią poilsiavietę. Manau, vasarą šiltu metu reikės atvažiuoti, pasėdėti su kokiam dugninėm galbūt, su fideriukais. Vieta tai tikrai nuostabi. Va. Pats tas. Ir suoliukai, ir staliukai, ko čia tik nėra. O mes, ką, apsižiūrėjom vietelę ateinančiai vasarai, šiltam sezonui. O šiandieną bandysim lydekioką kokį, ešerioką, kaip visada pagauti. Nu, žiūrėsim. Ką, lekim. Yra pirmas lydekiokas. Koks tau lydekiokas, žiūrėk, koks ešerys. Kaip. Reikia pasiminti. Nu, ramiai. Pasiminsiu samtį, nes su tais ešeriais tai būna. Palei valtį ešeriukas nueina. Aikto, koks grožis, vyrai. Va čia tai ešerys jau seniai turėjau tokį fainą. Aikto. Kaip godžiai prarijo. Nu jau senokai tikrai tokį esu įkabinęs. Čia toks kalniukas. Ir matyt, tykojo jisai. Nu, kaip ten tavo. Labai jau įrėjai. Berniukas. Nu. Eikto. Aną kartą ant šito pačio kalniuko šitoje vietoje pasiėmiau spiningėlį grynai ešerį ir lydekaitę pagavau, matai. Šiandieną atvirkščiai. Žiūrėkit, vyrai, va čia tai ešerys, va čia tai geras, va čia tai man patinka. Jėga. Jau tikrai eis ant stalo šitas. Gražuolis. Paveizikit. Va. Smagu, tikrai smagu. Ką, kabinsim? Yra. Šitos pačios beveik vietos. Irgi jaučiu ešerys. Pagal spurdėjimą. Nu, bijau suklyst, bet
Tikriausiai. Matysim, kaip prisitrauksim, kas čia per žvėris. Nu, pasirodyk. Pasirodyk, kas tu ten. Kas bebūtum, samtį vėl imu. Samtuka lydekaitė. O ne lydekaitė. Nu, tokia nemaža. Irgi nemaža. Nu, čia. Ateik. Štai. Va kokia. Gražuolė. Užlupytės įsisegus. Nu, kas čia dabar? Užčiaupai dantis. Reiks plėtiklio. Turimės ir tokį. Nu ką. Tas vėjas. Bet versta vis tiek atvažiuoti. Tokį vėją pažiūrėti. Nu. Va, kaip gražiai tu įsižiojai. Atidėjau masaliuką. Paunam. Truputuką. Va, vyrai. Va kokia. Kokia gražuolė. Pažiūrėkit. Va. Nu. Žvejyba pakol kas patinka. O kadagi nepatiko žvejyba? Žvejyba visada patinka. Jeigu dar kimba, tai labiau. Nu ką, bandom toliau suvilioti. O čia tai įkaliau. Viliojimas čia geras. Tiesiai į šaką. Kaip gražiai atidavė. Kartais sako ir šakose būna. Bandom šitos vietelės kur anas iki. Įdomu, pamaina pasikeitė. Nes sako, jei šitos vietos pagavai lydeką nepaleidai, reiškia, kita užims jos vietą. Nu. Vienas metimas buvo į medį šakas, antras metimas be rezultato. Žiūriu, ar tyko plėšrūnas šitoje vietoje koksai nors.
Yra. Turiu lydekaitę. Daužosi tik kaip lydekaitė. Nu. Pasirodė, kas tai. Jo, lydeka. Nu, gražiai. Štai. Iš karto duoda aš tau plėtiklį. Visai matau, kad tu čia savo žabtus nenori atvert. Nu va, antra vyrai lydekaitė. Gražu, smagu. Štai. Nu ką, laikas, sakyčiau, pakeisti masaliuką. Šitas spalvelė, tai esu patenkintas. Matosi. Nes jau 3 žuvis. Bandom tos pačios firmos. Nepamenu kokios. Crazy Fish. Va. Vibrofat 4. Nu, gan neblogai dirba, neblogai. Dėsim tokią morkytę dabar, su tokiais rintukais. Gana gražiai po vandeniu ten, kiek suprantu, vibraciją kokią tai galbūt sukelia. Ir pakelia plėšrūnų nuo dugno, kaip aš sakau. Nu ką, žiūrėsim morkytę. Čia šiandieną dirbs, nedirbs. Laikas parodys. Diena tai tokia, vėjas gan nemažas. Toks kaip lijundra, ne lijundra. Nu, filmuotai truputį sudėtingiau. Kuom sudėtingiau, tuom, kad aplieja objektyvą. Nebetgi nepasirinksi oro pagal norą. Nu, morkytė būtų gerai, kad duotų irgi kokį nors rezultatą. Žvejų dar nemačiau nei vieno. Tikriausiai šiltai namuose sėdi. Gal matosi, kaip dirba. Gražiai dirba baisiai. Ryškaliukas. Nu, jei iš šitos spalvos neatsilieps, dėsim, reiškia, kitą kokį nors.
tentą numetė, paliko ir nesugeba pasiimti. Tai gražu. Ką, tęsim toliau. Nori, iškaliuko nenori. Marsytės. Dėsim tada kitą. Šį kartą pabandymą pasiėmė šitą crazy fish'o. Taip. Dedame tokį, kaip tepaliukas. Tik su tokiu blizgučiu. Šiasim gal šitą suviliaus. Šiaip jau aš skaitau gal nebloga žvejyba. 3 pakankamai normalios žuvys. Tai jau čia nėra ko norėt. Jungiam reversą. Jau oriukas tai toks žiemiškas. Nes žiema yra. Nu, kliuvinys. Eilinį kartą. Čia šitame ežere tų filmų vadinamų, tai apstu. Kiek čia tų masalų palikta, tai ant pirštų nesuskaičiuoti. Atidarė. Ačiū tau. Taip, patikrinam, viskas gerai. Judam toliau. Jau žinot, tas vėjas jau nei minutė nebuvo įsijungęs. Pučia tai kaip turi būti. Jau kaip duos koks gūsis, tai valtelė tik hopa į šoną. Nespėjai gauti. Bekylio valtis, jie yra didelis minusas. Reiks per žiemą sumastyti kažką. Mačiau, yra prekyboj klijuojasi bananas toks specialus. Nekažin ką ten ir kainuoja, reikės pabandyti nusipirkti klijų. Vis tą peleką padarys, tai kažkiek stabiliau turėtų stovėti valtelė. Bortai aukšti gana, yra vėjų kur užsikabins, lygus dugnas, tai neša. Ten ne kur aš noriu, kur jau vėjas nusprendžia. Aprimo tiem kart. Kliovas. Ko norėtų vos neviduržinas. Ir dar gerų kliovų nori. Neva ant tų žodžių yra. Yra. Nu, man tai taip patinka visai. Pasiskundė, kad kliovų nėra ir baks, yra. Lydėkiokas. Ir šiandien žiūriu veikia tamsesnis spalvos. Na, pasirodyk.
Smagiai į dugną sudina. Gal bandom pasiimt samtį. Nu. Nu, nemenka tokia, nemenka. Va taip. Va taip prieš jį pasiėmėm. Na, išklausysiu dar. Opa. Gražuolė. Tokios tai man patinka. Ir vėl kaip ir tavo draugaitis visą šiandien. Tik pradėkim masalą iš burnos ir užkart susičiaukia. Na. Tai kaip čia dabar? Tarštai užšauliau. Klausyt nenoriu. Pasidžiauk. Pasidžiauk. Oi, kokie pintukai gražus. Nu ką, draugai. Eilinė graži lydekaitė. Va. Patinka man. Kada kliovas yra, labai patinka. Va tokia va vyrai. Gražuolė. Oi, graži. Nu va, kaip ne, kaip jau šiandien 3 lydekos ir vienas ešerys. Ešerys tai tikrai geras. Tokių būtų. Ešerių dažniau tai ne lydekos nereikalingas būtų. Nu, bet smagu gaudyti lydeką ir ešerį. Žiūrėsim, tais metais gal reikės grinai ant starkių pabandyti. Nu ką, liuks. Lekiam toliau gaudyti. Tai va, mėly draugai, baigiu šiandieno žvejybą. Gana pakaks ir taip jau visas pramirkęs nuo to lietučio lengvo. Ką, pagautos 3 lydekos ir vienas gražus ešerys. Smagi žvejyba, tikrai smagi. Kaip tokiu metų laiku, tai nėra ko norėt. Iš valties, su spiningu. Puiku. Ką, parodau, kokios ten tos mano pagautos žuvys. Josgi va tokios vat. Nu, o šitos keliaus ant stalo. Grožiai. Tai kaip visada, ačiū pasakysiu tiem, kas prenumeruojat kanalą. Dedat laikus. Atskiras ačiū tiems, kas paremė kanalą. Kaip paremt, viskas aprašyta kanalo aprašyme. Ne po video, o kanalo aprašyme. Va kaip gražiai plaukia. Tai kągi, netempsiu gumos. Iki susitikimo kitose žvejybose. Iki.